Kiekvienas didis menininkas, prieš sukurdamas šedevrą, prieš save turi baltą popieriaus lapą ar drobę. O ką, jeigu ta drobė dar reaguoja ir mąsto kartu su jumis? Šiandieną aš, Lukas iš Apple autorizuotos parduotuvės iStore, panašius šedevrus pasistengsiu sukurti su naujausiu iPad Pro M5. Štai jis, itin plonas, milžiniška galia išsiskiriantis iPad Pro M5. Viduje M5 lustas, kuris ne tik super greitas, bet ir itin galingas. AI užduotis, vaizdų generavimas, rašymas ar redagavimas vyks taip lengvai, kaip ir mintise. Tiesiog natūraliai. Ekrano raiška jūs tikrai nustebins. Ryškumas, kontrastas ir spalvų tikslumas bus čia, kaip išskirtinėje meno galerijoje. Naujoji iPadOS 26 darbą pavers tiesiog intuityvi. Faktas, kad naudojantis lietuvių kalba, daugeliui bus žymiai lengviau. Įvairiausias užduotis sugebėsite įveikti akimirksniu. O AI siūlys sprendimus dar prieš jums juos sugalvojant. Kas gali būti geriau, ne? Apple Pencil Pro tikslumas iki milimetro. Piešite arba rašysite lyg ant popieriaus. O dirbant su Magic Keyboard jausis tikras komforto lygis. Kamera dabar plačiau mato, o Center Stage funkcija seks jūs lyg asmeninis operatorius filmuojant jūsų biografiją. Garsas erdvus ir švarus. Galėtumėte filmuoti interviu net kavinėje ir viskas skambėtų tarsi studijoje. O jei kas norės pasižiūrėti jūsų darbus, nepavyks, nes saugumas čia įtrauktas į kainą, kaip dalykas, apie kurį net nereikia galvoti. Taigi štai toks tas naujasis iPad Pro M5. Tai ne tiesiog dar vienas darbo įrankis. Tai erdvė jūsų kūrybiškiausių idėjų realizavimui. Norite ir jūs tokiais menininkais tapti? Šį iPad jau dabar rasite iStore svetainėje. Geros kūrybos ir iki!